Atšilus orams norisi vis daugiau laiko praleisti lauke, bet dažnai pamirštama, kad šiltuoju metų laiku suaktyvėja ligas nešiojantis parazitai – erkės. Įsisegus erkei galima užsikrėsti erkiniu encefalitu ar Laimo liga. Norint išvengti ligų, gydytojai rekomenduoja imtis prevencinių priemonių, skiepytis nuo erkinio encefalito, naudoti purškalus, o grįžus iš lauko apsižiūrėti, ar neįsisegė erkė. Tai kaip saugotės nuo erkių? Tai sakau, neinam į miškus, neinam į žolės visur, jeigu išėjom, persižiūrim ir taip saugom. Na, naudoju visokias priemonės, kurias galima įsigyti vaistiniai, būna tie purškaliukai įvairūs, kur nuo įvairių vabzdžių apsaugo. Tai aš taip pat saugausi nuo erkių naudodamas įvairius purškalus. Jo, nelendu į krūmus. Purškiuos. Šiuo metu iš tikrųjų purškiamės, bet planuojame skiepytis. Turime šunį, kurį dažnai vedžiojame ir vežamės į laukus, tai šuo turi visas apsaugas. Mažą leliuką turim, tai jam dar negalima skiepytis, tai laukiam dabar 1 metukų skiepysim ir tada visą šeimą skiepysimės. Kol kas purškiamės. Saugausi skiepais ir kai kuriam priemonėm nuo erkių. Niekaip. Atidžiai, jeigu vasarą atsigulsiu ant pievelės pasitiesęs audeklą, tai paskui atidžiai nusibraukiu, pasižiūriu ir viskas. Erkinio encefalito skiepo veiksmingumas yra 95% ir daugiau. Ir iš tikrųjų gyvenant Lietuvoje, o Lietuva yra endeminė erkinio encefalito zona, rekomenduojama yra skiepytis. Ar skiepėtės nuo erkių? Ne, Paskiepytas. Kodėl nesiskiepėt? nereikia. Nereikia landžiuoti po krūmus ir nesiskiepys. Taip. Būtinai. Ir kaip saugotės? Skiepai Skiepai visais padaryti. etapais. Jau šiemet ketvirtas. Kol kas dar ne, bet galvoju, galbūt šiais metais reikėtų tikrai, nes pavojinga, girdėjau iš giminės irgi visokių negerų istorijų, tai manau reikėtų tikrai artimų metų. Svarbu skiepytis, nes gali būti specialios ligos, kurios tiesiog nelabai galima kitaip kautis prieš jas ir gali tiesiog labai pavojingai gyvenimą arba net nužudyti žmogų. Tarytum neturėčiau geresnių, įdomesnių dalykų gyvenime, kaip tik galvoti apie tas gražuolės erkės. LRT sporto žurnalistas Ramūnas Grumbinas persirgo erkiniu encefalitu. Žurnalistas sutiko pasidalinti, ką jam teko išgyventi užsikrėtus klastinga liga. Požymiai, gal sakyčiau, kaip pradžioje kaip paprastas peršalimas, gripas, kyla temperatūra, svaigsta galva, bet tie požymiai nėra sunkus pirminiai. Jautiesi toks apsiblausęs, bet pakankamai darbingas, temperatūra nedidelė, 37 su trupučiu, mes turbūt visi esam ir į darbus vaikštom, ir į paskaitas tokios temperatūros būdami, tai tie pirmieji požymiai yra tokie. Erkinis encefalitas yra liga, kurią sukelia erkinio encefalito virusas, kuris pasireiškia dvibangiu karščiavimu ir neurologiniais simptomais, tokiais kaip galvos skausmas, koordinacijos sutrikimas, pykinimu, vėmimu ir net gali sąlygoti paralyžius. Kai ryte valiaus dantis ir prie kriauklės ir supratau, kad negalėjau pastovėti, pradedu tiesiog griūti ir už kriauklės laikydamasis kažkaip išsilaikiau. Ta banga nuėjo, vėl pradėjau vaikščioti, bet jau tada bangom pradėjo toks kadangi erkinis encefalitas yra nervinė liga, tiesiog tau visą nervų sistemą pradeda atjunginėti ir dingsta koordinacija ir pradedi tada jau sunkiai ant kojų pastovėti. Įsisegus erkei reiktų tiesiog stebėti savęs, stebėti dėl būklės, dėl simptomo atsiradimo. Atsiradus karščiavimui, kreiptis į gydymo įstaigą. Visi mes turim teisę skiepytis arba nesiskiepyti, bet tie, kas pasiskiepija, jie turi apsaugą, o tie, kas nepasiskiepija, dalyvauja tam tikroje loterijoje, eidami į mišką. Toje loterijoje gali pasisekti, gali ir nepasisekti. Šansas, kad nepasiseks, nedidelis, labai mažas, bet mano atvejis irgi buvo mikroskopinis turbūt, bet man nepasisekė. Tai kiekvienas sprendžia, ar jam dalyvauti toje loterijoje ar ne.